tai 7 mūzos visą laiką aplanko. Tai jau tokio tapo tradicija, tai šiais metais nutarėm tos tradicijos negriauti ir kalbinam Pranciškų Trijonį, sielą ir vadovą Jono. Ir turbūt būtų toks klausimas, tie metai nuo praeitų, mes prie Velykas, ką ten buvom susitikę, bet vis tiek pavasario pabaigoje, vasaros pradžioje visą laiką tie susitikimai, tai nuo praeito to pavasario iki šio, kas buvo, kokie koncertai, kokios įdomesnės datos. Ir iš karto kitas klausimas, kokie planai? Tai iš tikrųjų čia ženklas, kai jau prasidėjo vasara, jeigu mane kalbinat. Iš tikrųjų metai buvo geri ir taip manau, kad aišku, galbūt ne visi taip gerai Lietuvoje gyvena, bet vis dėlto Lietuvoje matyti yra gyvenimas gerin, kadangi tos linksmos muzikikės daug kam reikia. Žodžiu, tikrai daug kviečia, turim labai daug grojimų ir 18 albumą jau praktiškai turim įrašę, bet kadangi jau ir ansamblio jau nemažai metų, nesam jaunuoliai virš 20 metų ir tiesiog dar iš tikrųjų taip neskubam išleisti, iš lėto, tai įsidėjom kažką, dar kažkokių minčių ateina, užrašinėjom, tai gal jau metai laiko, mes čia kaip nuo praeito pavasario, kaip pradėjom užrašinėti. Dabar 15 dainų įrašyta, jau kai kurias mūsų klausytojai ir girdėjo radio stotyse ir padaryta keletą klipų šitų naujų dainų. Kai kuriuose televizijos laidose mes su tom dainom pasirodėm. Ir galvojam, kad rudenį tikrai jau išleisim 18 albumą, toks liktai preliminarus pavadinimas Rytmetinė armonikėlė. Pas tave aš atėjau, kad uždėtum sugrubusią ranką ant manosios galvos ir pavargusi skausmo pečių, kai širdis šiam laike nei paguodos ramybės neranda, pasisemti išminties iš giliausių minties šulinių. Sualsuos palaima, staltiesė balta lininė, vėl pakvips pyragu tavo reikoma duona juoda ir ne pienas saldus, bet balzamas tekės, tekės iš puodynės. Vėl lūpas sugrįž taip seniai pamiršta, užmiršta šypsena. Atgaivink kaip kadais, neišsenkančios meilės šaltiniuos, iš beribio dangaus, prisilietus prie lauko žiedų ir tyrumo švelnaus, iš ąsočio į delnus įpylus, kaip pašėlusiais vingiais, per gyvenimą savo brendu. Sualsuos palaima, staltiesė balta lininė, vėl pakvips pyragu tavo reikoma duona juoda ir ne pienas saldus, bet balzamas tekės, tekės iš puodynės. Vėl lūpas sugrįž taip seniai pamiršta, užmiršta šypsena. Priglust kaip kadais, prie alsuojančios meilę, tavo krūtinės paklausyti varpų, gėris skleidžiančios tavo širdies, ir ne pienas saldus, bet balzamas tekės, tekės iš puodynės. Vėl lūpas sugrįž taip seniai pamiršta, užmiršta šypsena ir ne pienas saldus, bet balzamas tekės, tekės iš puodynės. Vėl lūpas sugrįž taip seniai pamiršta, užmiršta šypsena.
tikrai turiu pasidžiaugti, kad iš mano ansambliečių net 4 muzikantai kūrė ir yra, tiesiog yra lengva, sakykime, dirbti dėl to, kad 4, sakykime, kuriantys žmonės, tai vis tiek tas lygdai ir stilius šiek tiek skiriasi kažko, tai kiekvienas mėgsta savo kažkokias tai zanelės daryti, tai kai sudedi į krūvą ir tas albumas nėra toks nuobodus, aš manau, kad klausytojams tikrai turėtų patikti. O dabar vasara tikriausiai didžiausias yra darbymetis ansamblio Jonis, nes miestelė daug daro visokių švenčių ir mes esam tokie paslankus ir, žodžiu, važiuojam, kur kviečia, tai grojam ilgiau ir 4 valandas ir daugiau galim griežti. Ir pastebėjom, kad tie, kurie kviečia ir klausytojai, sakykime, įvertina tas grupės, kurios groja gyvai. O mūsų ansamblis tai jau iš tikrųjų daug metų ir tik gyvai grojam ir matyt, tai yra toks savotiškas privalumas. Man tai skaitau, kad Jonas yra tas ansamblis, kuris jungia tą kartą senąją ir jaunąją, nes turbūt yra labai pas mus pasiskirstę, yra arba senosios kartos dainininkai, ten tarkim Paulaitis, visi, kurie eina, arba tas visiškai jaunimas toks, o tos kažkoks jungties ir nėra. Man atrodo, kad Jonas pačiai teisingai muzikos lygoje jaučiasi, kad tie jungtis ir jaunimui patinka ir tiem jau garbaus amžiaus. Tikriausiai su mūsų muzika užaugo visą kartą, nes aš kaip minėjau ansamblis virš 20 metų ir tos pirmosios dainos, kurios, sakykime, tai mūsų šlageriai, kurie buvo, ten Pirmas šienas, Lietuva, tai yra 90 metai, tas didysis mūsų albumas, kai išėjo Kalėdionų panaujukus, tai, sakykime, jau ta karta užaugo, jau ir vaikai, sakykime, ateina močiutės su anūkais į koncertus. Ir mūsų ta muzika, aš manau, kad jie yra šiek tiek atpalaiduoja žmogui, kaip sakant, ta muzikėlė yra kojams ir dūšiai, žodžiu, galima ir paklausyti, ir pašokti smagiai. Aš manau, kad su mūsų muzika tikrai niekas liūdėti neturi kada. Geltonas vakarų dangus vėl toks ramus, toks ramus, toks ramus, palydi krentančią žvaigždelę į namus ir tuos prabėgusius metus, kai šulinį vanduo pavirs senų vynų, senų vynų, senų vynų. Dar juoksis lūpos, bet jau tyliai verks širdis ir tavo mintys neš tave namo. Iš tų kraštų, kur laimė taip toli, vieni suaugę, o kiti maži. Vaikai kaip paukščiai į namus sugrįš ir visos bėdos šiandien pasmirš. Kai vėjas šoka seno namo kaminę, kaminę, kaminę ir tarsi veidrodinė mūsų atvaizde, visa vaikystė pro akis prabėga, geltono dobilo akis, kai sužydės, sužydės, sužydės. Išgerkim taurę seno vyno išminties ir pasijuskim tartum vakar gimę. Iš tų kraštų, kur laimė taip toli, vieni suaugę, o kiti maži. Vaikai kaip paukščiai į namus sugrįš ir visos bėdos šiandien pasmirš.
taip toli. Vieni suaugę, o kiti maži. Vaikai kaip paukščiai ima mūsų grįžt. Ir visos bėdos šiandien pasimirš. Iš tų kraštų, kur laimė taip toli. Vieni suaugę, o kiti maži. Vaikai kaip paukščiai ima mūsų grįžt. Ir visos bėdos šiandien pasimirš. Ir visos bėdos šiandien pasimirš. Tiesiog, kas liečia muzikos lygą, tai man truputį vienu momentu buvo šiek tiek ir pikta, aišku, labai šaunu, kad jūs ten aukštai pakilę, bet turėtų būti dar geriau, nes faktiškai Jonis yra profesionalus ansamblis, kaip ten bebūtų, o ten, švelniant tariant, pasirodo kai kurie gan silpnoki, reiškia, ir kad būtų muzikų komisija rinktų, tai būtų, reiškia, būtų gan teisingai parenkama, manau, o čia vis tik kartais žmonės su truputį silpnesnė klausa ir balsuoja, kartais būna, dar norėtųsi, kad Jonis kartais, nors aišku, stovit labai gerai ten, bet vis tik dar geriau. Čia iš tikrųjų toks yra tas vadinamas show business ir tie dalykai, paskutiniai, sakykime, metais, kas liečia televizijas, mūsų pagrindinės Lietuvos televizijas, tai yra toks, jeigu pastebėjo klausytojas, toks pasiskirstimas grupių yra kai kurių, kurios, sakykime, elitinės grupės, kurios tikrai ten dažnai pasirodo televizijose. Mes irgi draugojam, yra, pavyzdžiui, su Lietuvos televizija, su Lietuvos radiju. Na, matyti, ten daugiau mūsų tokių yra klausytojų. Nu, mes čia būtent Lietuvos nacionalinė lyga mus pakvietė dėl to, kad esam, aš taip manau, vis tiek specifinė grupė yra visai kitokia. Galbūt aš nesiginčiu dėl sakykime, to profesionalaus lygio ar neprofesionalaus. Na, kaip yra, taip yra. Jaunimas iš tikrųjų šiais laikais yra labai drąsus. Nesvarbu, kad čia tiek pro šalį dainuoja, lipa į sceną ir per televiziją pasirodo ir atrodo jiems ten nemotais tas yra. Dabar apie šią vasarą ir dar ateities ir rudens gal planus, nes kaip jau Jono pastogė atsidarius, tai atrodo, bent praeitais metais man būdavo čia ketvirtadieniais jūsų vakaras pastogė, Jono pastogė, ar šiais metais taip pat bus, ir taip pat kaip festivaliai bus ir taip toliau. Apie vasarą, nu gal pradėsim nuo mūsų muzikinio klubo, tai praktiškai mūsų kiemelis jau veikia, va šis gegužės jau sėdėm čia, gegužės viduryje, tai šiais metais Jonis tikriausiai gal kai kurios penktadienius čia koncertuos. O šiais metais mes tiesiog kviečiam savaitgalių tokias grupės, kurios šiek tiek gal ne tiek įprasta yra šiauliečiams girdėti, bet aš tiesiog noriu pasiūliau, tai iš tikrųjų gera muzika, pavyzdžiui, atvažiuos Liepos 1 savaitgalį Pelenai, grupė Pelenai ir Česlovas Gabalis. Tai iš tikrųjų, aš manau, aukšto lygio muzika, tokia grupė MPX ir jaunimui ir gyvai grojanti grupė. Dar daug kitų, kurie, sakykime, tai nebus tos grupės, kurios pastoviai čia truputėlį ratų suka. Ir kitas svarbus momentas, kad tiesiog noriu mūsų lankytojus įspėti, kad Šiauliuose yra šiek tiek, gal girdėjau, priimamas įstatymas dėl tylos, dėl garso, sakykime, taip. Tai mūsų muzikiniai vakarai vyks iki 23 valandos, galėsim triukšmauti. Bet žinoma, kiemelyje galima bus sėdėti ilgiau. Tai tada noriu paprašyti mūsų lankytojų, kad rinktų šiek tiek anksčiau, nes mes pradėsim muziką kažkur nuo 7 valandą vakaro. Nuo šįmet klubas organizuoja jau 11-ąjį Lietuvos kaimo muzikantų ir kapelio festivalį ant Rubežiaus. Jis šįmet vyks net 3 dienas, tai Liepos 6, 7 ir 8 dienomis. Pėsčiųjų bulvare, tikriausiai, kadangi šis čia arčiau mūsų klubo bus tvarkomas Pėsčiųjų bulvaras, tai mes tiesiog kitam gale ties amfiteatrų kažkur tai didžio pagrindinė scena bus ir prisikėlimo aikštėje muzikuos ir visam Pėsčiųjų bulvare, Tautodailininkų, kaip visada, ir Jonio pastogiai. Ir šįmet talkina mums
laidos Geras ūpas organizatoriai, kurie jų pagalba mes ten išrinkom pačias geriausias kapelės ir kapelas. Ir jas visas kviečiam ir tiesiog bus kiekvieną dieną bus renkama geriausia kapelė, geriausia stilizuota kapela, geriausias kaimo muzikantas ir bus įteikiami originalūs prizai. Aš manau, tikrai dievulio melsti, kad būtų geras oras, tai iš tikrųjų visą savaitgalį šventinis, aš manau, kad šiauliečiai ir mūsų Šiaulių miesto svečiai gal nepavargs nuo tos kaimiškos muzikikės. Tikrai aš visiems linkiu ateiti, pasižiūrėti, pasižmonėti, tai iš tikrųjų linksmas, smagus festivalis. Vėjas virš medžių, vėjas virš lapų, vėjas languos. Ruduo pasiliko, ruduo neišėjo, užstrigo darbuos. Būk geras vėjau, būk geras draugas, tu patylėk. Kada kažkas išeina, tu nekalbėk. Būk geras vėjau, būk geras draugas, tu patylėk. Kada kažkas išeina, tu nekalbėk. Kokie mes išliksim, ar susitiksim, aš nežinau. Miestai ir aikštės ir miestai mūsų tačiau. Būk geras vėjau, būk geras draugas, tu patylėk. Kada kažkas išeina, tu nekalbėk. Būk geras vėjau, būk geras draugas, tu patylėk. Kada kažkas išeina, tu nekalbėk. Vėjas virš medžių, vėjas virš lapų, vėjas languos. Ruduo pasiliko, ruduo neišėjo, užstrigo darbuos. Būk geras vėjau, būk geras draugas, tu patylėk. Kada kažkas išeina, tu nekalbėk. Vėjau, būk geras draugas, tu patylėk. Kada kažkas išeina, tu nekalbėk. Būk geras vėjau, būk geras draugas, tu patylėk. Kada kažkas išeina, tu nekalbėk. Būk geras vėjau, būk geras draugas, tu patylėk. Kada kažkas išeina, tu nekalbėk. Ir dar tokie bendri projektai, gal kokie yra faktiškai kokiuose kitose festivaliuose galbūt dalyvausit, reiškia ne tik Šiauliuose, kitus kokius esate pakviesti ir vykstat, ir gal kokie projektai yra taip kiti. Jo, šįmet esam pakviesti jau kelintą kartą į jubiliejinį Bauskės country muzikos festivalį Latvijoje. Mes ten gana senai draugaujam su Latvijos country muzikos atlikėjais ir šįmet pas jų jubiliejinis festivalis. Tai iš tikrųjų toks labai populiarėjantis festivalis ir mes gal kokius jau 5 kartus ten buvom. Dar kitas toks įdomus dalykas, kad būtent festivalio ant Rubežiaus ir Šiaulių dienoms Šiaulių kultūros centro pučiamųjų dūdų orkestras, kuriam vadovauja Virgilijus Tonkus ir
ansamblis Jonis ruošia tokį projektą, kuris vadinasi Patrepsėkim klumpių polkas. Tai specialiai daromos aranžuotės yra su, žodžiu, ansamblis Jonis su dūdų orkestru griež tokią smagę, linksmą muziką. Polkas, valsą, žodžiu. Norim parodyti festivalį ant Rubežiaus ir paskui dar šiek tiek išplėsim ir Šiaulių dienoms parodysim šitą projektą. Na, aš manau, tikrai turėtų. Tokio projekto aš negirdėjau, kažkas Lietuvoje darė, tai jeigu pavyks tas projektėlis, gal net ir albumą įrašys. Tai aš manau, tikrai toks smagus projektas. Country muzika tai Lietuvoje tokia gyva, čia be abejo, jūsų dėka yra ir kitų yra, aišku, atlikėjų. Kaip apie country muziką Lietuvoje gal keletą žodžių? Tai iš tikrųjų viskas vyksta. Mes čia pernai per Šiaulių dienas turėjom ir suvažiavimą, ir festivalį Lietuvos country muzikantų asociacijos. Ir grupės užrašinėjo albumus visai neseniai, pavyzdžiui, mūsų geri bičiuliai grupė Karčiama iš Šilutės pristatė savo trečiąjį albumą. Ir dalyvauja, kiek žinau, Virgis Stakėnas, Klaipėdos dienoms vėlgi ruošia projektą su country muzika. Vėlgi vyks Visagino country muzikos festivalis rugpjūčio mėnesį. Ir tokių, sakykime, pagrojimų ir galiu sakyti, kad firmas mėgsta tą muziką ir kviečia kitą kartą. Būna yra ir country šokių kolektyvų, tai tiesiog mes bendrai darom tokius vakaronės su pasišokimais, su pamuzikavimais. Ir visas vakaras stilizuotas būtent country stiliu. Yra daug tokių firmų, kurios, na, tiesiog nori pasijusti kaubojas ir kaip čia pasakęs. Iš tikrųjų gyvuojam, dirbam, yra daug Vilniuje grupių, su Algirdu Klovu stipriai draugaujam. Gyvenimas verda. Čia labai puikiai Jono Pastogės programa, man tikrai patiko, kad yra tokie kolektyvai, kurie iš Šiaulių šiaip gali neatvyksta, reiškia, o Jono Pastovėjose malonu klausytis, kadangi tai kavos puodelį, alaus bokalą pasiemi, žodžiu, ir kaip pelenai, kaip minėjote, ir panašiai. Jo. Tai tikrai sveikintinas jūsų. Tai mes ir tarp kitko ir pernai jau artėjant kalėdom buvau pasikvietęs iš Latvijos country muzikos atlikėjus. Šįmet vasarį tikrai norėčiau labai, kad jie atvažiuotų, nes Šiauliuose yra daug svečių. Sakykime, iš užsienio atvažiuoja ir iš lietuvių, iš Amerikos, tai jiems ta muzika kažkaip viena ausim lyg tai arčiau širdies yra. Tai jau tokia keista sintezė, sakykime. Tuo labiau, sakykime, įdomu pasižiūrėti, kaip Latvija atlieka country muziką. Tai iš tikrųjų yra, o gana aukšto lygio yra muzikantų. Na, ir pačiai pabaigai, tai Jonas, kaip sakiau, kada koncertuos vis kiekvieną savaitę? Jono Pastogiai, pats Jonis, kada šiauliečiam Jonį pamatyti, aišku, be to festivalio Šiaulių ir taip toliau. Kiekvieną savaitę tikrai neišeis, nes labai daug darbų yra, bet jau stengiamės, jeigu tik langelis kažkoks tai yra, būtinai Jonį Pastogiai pagroti. Tiesiog sekit reklamą ir maloniai kviečiame visus Jonį Pastogiai.